komiteto posėdį. Tarybos posėdžio darbotvarkė 25 klausimai, papildomų nebuvo, ko gero. Trumpesnis posėdis pagal klausimų skaičių. Turime apsispręsti dėl komiteto darbotvarkės. Tai pagalvokim, kuriuos klausimus svarstysime. Aš siūlyčiau gal tradiciškai, kad trumpant laiką neskaitysiu pagal eilės numerius. Siūlyčiau svarstyti 1, 2, 3, 4, 5, 10. Na, tokia būtų mano siūlymas. Pritariu. Kolegos, gal kiti turi daugiau kokių tai pageidavimų? Ką reiktų šiandien svarstyti komiteto posėdį? Prašom siūlymus dėl darbotvarkės. Galima pirmininkė 12 klausimą įtraukit, nes jau mes buvom taryboje patvirtinę planą ir dabar vėl grįžta į tarybą. Tai va, tai jūsų žodis man įstatymus 12. Daugiau, kolegos? Daugiau nėra pasiūlymų. Tai bendru sutarimu tada pagal pasiūlytą darbotvarkę ir dirbsime. Ačiū skyrių vedėjam. Aš noriu pasakyti, man atrodo, nusišalinimą. Gerai. Ačiū skyrių vedėjam, kad atėjot. Jie gali dalyvauti, pasiklausyti, jeigu norite. O kur jų daina dabar? Gerai, kolegos, tai tada pradedam posėdį. Pirmas klausimas dėl tradiciškai 24 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimų. Prašom. Tai laba diena. Biudžetą didinam, tik tai didėja dotacijos, todėl privalom didinti iš viso 1 210,4. Tai čia yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymais sumažinta 9,700. Čia yra būsto nuoma sumažinta 9,000, kadangi žmonių šiais metais mažiau gauna, pakeitė metodiką ir 700 sumažino dotaciją, kur skirta gauti ilgalaikę socialinę globą, ten irgi vienas žmogus kitur perkeltas. O švietimo ir mokslo ministrų įsakymais didėja iš viso suma 1 220,1. Čia yra pedagoginiam darbuotojam nuo rugsėjo 1 darbo užmokesčiui didinti. Iš 3 ten finansavimo šaltinių yra skirtos lėšos. Tai apie šį projektą tiek, o kalbant apie biudžeto surinkimą, tai spalio 1 dienai buvo surinkta gyventojų pajamų mokesčio virš 3 ketvirčių plano 281 tūkstantis, o šiandien dienai per spalio mėnesį surinkta 4 362, dar iki plano 296. Lyginant su 10 mėnesių planu, tai dar dienų yra, tai manau, kad surinksim tos 296. Tai tiek. Gerai, ačiū vedėjai. Turim kokių tai klausimų dėl biudžeto? Gal, pirmininkai, galima, tai viena. Prašom. Ačiū, sakykite, prašau, nuo rugsėjo 1 dienos visų mokytojų darbo užmokestis padidėjo, gal galėtumėte įvardinti, kiek padidėjo, ne procentais, o tiesiog piniginė reikšme? Tai, pavyzdžiui, ir mokytojo žiūrėjom, tai didėja pagal, priskaitimas apie 300 eurų. Etatui čia tiek didėja? Taip, etatui didinam. Ir mokytojo, taip. Kiek sakė? Apie 300. Ant popieriaus, taip. Tai 200 yra kas? Mažiau. Mažiau, da? 39 procentai kažkur. Mažiau. Iš 180. Jo, čia ant popieriaus apie 300. Nu, geriau, kada didėja, o ne mažėja. 180 vis tiek šiek tiek jau geriau. Jaučiasi. Ar atsakė jūs? Taip, tai jeigu aš gerai suprantu, tai paprastas mokytojas gauna, kaip ir minėjote, 180 eurų, o metodininkas, kiek suprantu, dar daugiau, taip? Taip, daugiau, taip. Taip. Nu, ekspertas dar daugiau, jeigu daugiau kaip etatą turi, aišku, tas didėjimas irgi didesnis yra. Nu, tai va tokia situacija.
Ir dar vienas klausimas, džiugu, kad renkame gyventojų pajamų mokestį, kiek matau laiku ir ganėtinai nemažą. Gal galėtumėt įvardinti, kiek mes per mėnesį savivaldybės biudžetą surenka gyventojų pajamų mokesčių? Tai pavyzdžiui, šį mėnesį 4 300 000, tai čia panašiai ir yra viskas, nes žemės mokestis tik tai lapkričio 15, tai čia koks 100 000, tai virš 4 milijonų gyventojų pajamų mokesčių, bent jau spalio mėnesį, anksčiau dar daugiau, nes bendra suma buvo rugsėjį surinkta 4 700 000, tai ten apie irgi 4 300 000 gal. Tai jeigu aš gerai suprantu, tai galime daryti prielaidą, kad Marijampolėje bedarbystė sąlyginai yra maža ir siekia tik kokius 7%, o galbūt tiek nesiekia, taip? Apie šitą nežinau. Bedarbystė, kiti dalykai. Ar čia nesusiję tikriausiai? Mokesčių surinkimas su bedarbystė. Užimtumo programai reikia tik bedarbystė. Čia mes neatsakysim gal į tą klausimą. Ar gali kas atsakyti? Nereikia, tai nenubrėžti. Gal dar gimstamumą panagrinėti. Ne, gerai, kolegos. Daugiau klausimų? Nėra daugiau, kaip matau. Bet tai gražu, tai dabar viso biudžetas 104 milijonai su trupučiu, ne? Taip. Aišku. Gerai, tai ką tada galim bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui? Ar bus prieš? Nėra, matau, tada bendru sutarimu pritarta. Ačiū vedėjai. Švietimo klausimai yra mums įšalina. Prisidau sprendimo projektą dėl Marijampolės Pietro-Kučių Mažosios bibliotekos teikimų mokamų paslaugų kainų nustatymo. Tai paskutinį kartą paslaugos buvo kainos peržiūrėtos prieš daugiau negu 10 metų. Tai kreipėsi įstaiga su prašymu, kadangi tiek ir eksploatacija, tiek visi kiti kaštai žymiai daug padidėjo, tai prašo patvirtinti naujus įkainius. Jie tikrai nėra kažkokie labai dideli, pasižiūrėjau, nustatant įkainius ir į rinkos tendencijas, kiek kainuoja panašios paslaugos ir kitur. Tai naujų yra atsiradę siūlymų, tai aiškinamajame rašte yra pridėta lyginamoji lentelė, ten matosi, kur kas nauja, kur kiek buvo, kiek didėja, tai pozicijų daug, tai čia. Ačiū vedėjau. Reikia nustatyti patiklas įkainius, kad įstaiga bent jau amortizaciją pasidengtų, kad šiek tiek ir turėtų pajamų kitom išlaidom. Prašom, ar turit kokių klausimų? Jeigu galima, pirmininkė, turiu aš keletą klausimų. 11 punkte atsiranda nauja paslauga, tai yra filmavimas ir fotografavimas ir 1 valanda 10 eurų. Sakykit, prašau, kas čia, gal patikslinkit, kas čia per paslauga. Sakykime, ir aš galiu atėjęs susimokėjęs 10 eurų, mane valandą laiko, galės fotografuoti pagal mano pageidavimus, ar taip suprantu, tai būtų vienas klausimas. Ir kitas klausimas, 12 eilutė fizinių ir juridinių asmenų komercinės veiklos reklama 1 valandą 15 eurų. Vienas mėnesis. Kas čia per reklama ir kokiais kanalais būtų, ar kokiais metodais būtų reklamuojama. Tai tiek, ačiū. Kas galėtų atsakyti? Dėl 11, tai jeigu vyksta, tarkim, kažkoks renginys, knygos pristatymas ar kažkoks kitas renginys, patalpose yra tokia paslauga, kad gali samdyti filmavimo arba fotografavimo paslaugas. Tai bus, fotografuos ir atiduos nuotraukas. Iš bibliotekos? Čia bibliotekos paslauga. Bibliotekos darbuotojas. Jo, jeigu norite būt. O dėl 12 pasitikslinsim, čia greičiausiai turėjo būti vienos reklamos gamyba. Tai jeigu, tarkim, noriu sakyti, kad sumaketuotų skelbimą arba plakatą, tai teiks tokią paslaugą, bet dar čia pasitikslins. Aš dar, jeigu pirmininkė galima, tai noriu papildyti, kad šitą visų bibliotekos mokamų paslaugų sąrašą tai tvirtina ministras. Ir tada palieka teisę tik tai tarybose pasirinkti tų paslaugų dydį, reiškia kainą. Bet šiaip tai čia ne mes patys kažką čia sugalvojame, reiškia yra taip, kad ministras tą sąrašą patvirtina.
Ai, kad tokios paslaugos gali būti. Kad mokamos tokios turėtų būti paslaugos. Bet minėjau, čia gal tam 12 pozicijoje 1 mėnesis. Tai čia Čia tą reikia pataisyti, ko gero, ne? Čia... Pasitikstysiu aš taryboje. Jo, čia. Ačiū Edmundai už pastabą. Daugiau neturim klausimų? Galim bendru sutarimu? Galim. Prieš nėra. Aišku, pritarta sprendimo projektui dėl Petro Kriaučiūno viešos bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymai. Taip, prašom, Sekantis sekantį. sprendimas dėl Marijampolės kultūros centrų teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymų. Tai siūloma patvirtinti įkainius, kas liečia kultūros centro veiklą. Ten keičiasi tik kelios pozicijos, dauguma išlieka tokie patys įkainiai. Didžioji dalis dramos teatro įkainių atsinaujina. Tai irgi pozicijų čia nemažai. Gal būtų klausimų, taip pat įstaiga kreipėsi su prašymu. Gražu, turim dramos teatrą atnaujintą. Paslaugų, reiškia, visokių bus čia. Gerai, kokių būtų klausimų? Jeigu galima 2,6 punkte, profesionalus spektaklis suaugusiems 4,5 tūkstančių eurų. Tai čia sakykit, jeigu mes pirktumėme kažkokį profesionalų pastatytą spektaklį, ar kas čia dabar kaina? Čia yra kalba apie Marijampolės dramos teatro pastatytus spektaklius, kur turim jau profesionalių ne vieną ir ne 2 pastatymus. Tai jeigu sugal įmonė ar kažkoks asociacija ar dar kažkoks žmogus ar juridinės asmuo kreiptųsi su prašymu ir norėtų išsipirkti, tarkim, savo įmonės darbuotojams parodyti spektaklį, tai už tokį įkainį galėtų tą spektaklį įrodyti. Su šešiais profesionaliais aktoriais. Taip, yra segmentuota, kadangi tiek auditas pasisakė, tiek ir kitų teatrų praktikoje yra skaidoma pagal profesionalius aktorius. Aišku, čia gal naujas paslauga prognozuojama bus reta, kadangi per metus 1-2 gal tuos spektaklius susisakys, tai jeigu įkainiai nepasiteisi šitai, tai grįšim, bet su pataisinimu, bet kiek žiūrėjau kitų savivaldybių, kitų teatrų praktiką irgi jie pagal profesionalių aktorių skaido, nes ir honorarai aktoriam mokasi, ir pastatymų sąmatai yra. Aišku, vienos spektaklių geresnė, kitų mažesnė, bet čia konkrečiai spektakliais nesikraus. Jeigu 6 profesionalūs aktoriai, daugiau kaip 6, tai 6, 7 ar 8, jeigu vien tik jų honorarą paėmus, tai mums nepusė tos sumos honoraras, plus režisierius, pastatymas, visos ten tos scenografijos, dekoracijos ir taip toliau. Tai čia iki atsiperkamumo toli gražu, bet kad bent jau kažkiek iš dalies pasidengtų kaštai. Tai mes pažiūrėjom, čia greit paskaičiavom, panašiai bilietas užsakomam tam kainuotų 14 eurų. Taip, tai žiūrėjau, kad taip 70-80% salės, jeigu išparduot bilietais. Aš visus parduodu bilietus. Tai ne šiaip 20 eurų bilietų įkainis patvirtintas. Jeigu visus, tai dar į pliusą. Tai normaliai matyti. Normaliai. Kiek visi profesionalių aktorių yra dabar? 4. 4. O ką aš sakyt? Daugiau, tai suprantama. Kaip sakė vedėjas, gerai, jeigu užsakys, tai užsakys, jeigu jums nereitis, tai pamažinsiu. Bet šiaip bilietas nėra brangus, gal 14 eurų. Ne. Gerai, daugiau. Mane dar vienas klausimas, sakykime, jaudina, kas liečia mūsų, mažuosius vaikus, tai meno mėgėjų spektaklis vaikams kainuos 900 eurų, o profesionalus spektaklis vaikams 1500 eurų. Tai, kaip žinia, sakykime, kad ir mokykla norėtų atsivežti vieną klasę, arba 2 klases, tai nėra per brangus įkainis 1500 eurų. Tai tikrai spektaklių yra labai daug ir dabar vienas, nepasakysiu tiksliai datos, bet labai artimų metu 12 valandą dienos metu gali mokyklų penktadienį, bet kaip tik bus Panama graži, tai gali dalyvauti mokyklos ir bilieto kaina vaikui bus 5 eurų. Tai mes vėl greit padalinom, čia gaunasi, nepilnai salė užimta, 2,80 €,
bilietėlio kaina vaikui. Nu, nemanau, kad tai yra daug. Tikrai yra nedaug. Bet tai yra klasė. Viskas čia Čia yra. viskas gerai. Pritariu. Pritariu. Daugiau klausimų, kaip matau, nėra, ne? Tada bendru sutarimu galim pritarti sprendimo projektui. Prieš nėra pritarta bendru sutarimu dėl kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo sprendimo projektui. Prašom, vedėjau ketvirtą klausimą. Aš dar šito. Du nusirašau. Tai sekantis sprendimo projektas dėl savivaldybės tarybos 28 sprendimo numeris 1140 dėl mokesčio ikimokyklinėse ar priešmokyklinėse ugdymosi nustatymo. Tai pats mokestis už mėnesį nesikeičia, jis lieka toks pats, kas papildomai yra įvedama, tai kad iki balandžio 15 dienos tėvai turėtų parašyti prašymą, kad vaikas nori lankyti darželį Liepos rugpjūčio mėnesiais. Jeigu kitos dienos prašymo neparašo, tai tokios galimybės lankyti nelieka. Tai yra daroma dėl to, čia ir darželis kreipiasi su prašymu, nes dabar galiojanti tvarka, kad parašo prašymą praktiškai didžioji dalis tėvų ir kai ateina vasara, vaikų į darželį neveda, o darželiui reikia išleisti mokytojus atostogų, kurios tikrai yra galingos ir sudėlioti atostogų grafiką, išleisti visus. Yra labai sudėtinga, nežinom, kiek lieka vaikų darželiuose vasaros metu. Tai siekiant žinoti tikslų skaičių, kuo anksčiau, kad būtų galima sudaryti atostogų grafikus, prašo tik balandžio 15, kad tėvai parašytų prašymus. Taip, toliau taip pat rugpjūčio paskutinę darbo dieną siekiama padaryti sanitarinę dieną, kad būtų galima pasiruošti naujiems mokslo metams. Tai tuo metu būtų nevykdomas ugdymas ir priežiūra, o klasių auklėtojos ir visas personalas pasiruoštų naujiems mokslo metams, pasiruoštų erdves, dezinfekuotų ir taip toliau. Ir taip pat patikslinta yra šeimos sudėties, nebus prašoma pažymos, tai darželis sudarė su gyventojų registru sutartį ir nuo šiol galės pasitikrinti šeimos sudėtį būtent gyventojų registre, tai nusiims nemaža našta seniūnijoms, nes jos išduodavo pažymas, būtent šeimos sudėties ir dabar jų išduoti nereikės. Tai tokie pagrindiniai būtų pakeitimai. Supratom, ačiū. Ar bus klausimų dėl? Taip, jeigu galima, tai Prašau. pakomentuokit vedėjas plačiau, kaip jūs įsivaizduojat paskutinę rugpjūčio dieną įstaigos, visos darželių įstaigos užsidaro. Tai reiškia, tėvai tą dieną neturės kur savo vaikų palikti, ar kaip čia reikia suprasti? Nu taip, vieną rugpjūčio dieną į darželį vaikų nepriims, jau išskirtinais atvejais, jeigu nebus galimybės tėvam kur palikti, tai gal vieną budinčią padarys arba mamadienį pasiimti tėvai. Bet šiaip ir dabar jau stengiasi, prašo tėvų, kad tų vaikų kuo mažiau atvestų, kad būtų galima pasiruoštas erdves, įsivalyti, dezinfekuoti ir taip toliau. Tai jeigu iš anksto informuos tėvus, tai kaip sako, yra tie mamadieniai, tie kaip jie gali pasiplanuoti žmonės, tikriausia, kaip reikia pritarti ir supras, kad reikia eilę dalykų padaryti. Tai čia įsispręs, matyt. Daugiau. Tai jūs norite sakyti, kad tą dieną visi mūsų tėvai negalės vesti vaikų į darželį, ne visi mamadienius gali pasimti, ne visi darbdaviai ir duos mamadienius. Tai kodėl tos sanitarinės dienos apsivalymas gali būti vykdomos kažkaip tai palaipsniui, nustatant kitas dienas? Nu, tai skau tiem jau, kurie bus tikrai blogai, tai priims, darys tas sąlygas, bet šiaip tai yra mamadieniai ir jau dažniausiai susitarė įstaigos, tai manau ir dabar susitars. O jei nesusitarsim su kokiu, tai sako, priims ten kažkur tai darželį. Geranoriškai žmonės turėtų suprasti tą reikalą, jeigu gražiai dirba auklėtojas su tėvais, visa kita, ir mato tikrai, kad reikia tą padaryti.
normalų kontaktą mes ant žmonėm visuomet susitarėm. Buvo renovacijos, atrasos darželį kitur, daugybė buvo trukdymų, bet gražiai dirbant su bendruomenė nebuvo, aš nežinau, net skundų merė. Viskas tvarkingai buvo susitarta. Tai taip, kad gal nebijokim. Jo labiau, kad yra atsarginis variantas, jeigu kažkam nesigaus, tai priims labai kitą 10 vaikų. Jūs susirūpinęs kažko gerdamas tarybos narys. Na taip, nes vis tik tai didelė dalis tėvų į darželius ir ką pasikartosiu, ne kiekvienas tėtis ar mama gali pasiimti mamadienį, ne kiekvienas darbdavys duos. Tai man iškyla elementarus dalykas, kur tuos vaikus dėti. Ir tada kitas klausimas finansinis. Mokestį už tėvai sumoka nustatytos vertės mokestį už visą mėnesį, tai ar šitas mokestis šį mėnesį bus mažesnis, jeigu tą dieną negalės vesti tėvai. Tam sprendimo projekte nieko nėra apie tai minima. Tai Jei rašys prašymą dėl mokesčio sumažinimo, svarstysim tą 5 centų. Aš galėsiu tą duoti, gal net aš pats ją dirbsiu, galėsiu tuos 5 centų tiem tėvam sumesti iš tikrųjų. Tai. Bet čia, Edmundai, tik jums šitos problemos kyla, normaliem tėvam tai nekyla iš tų klausimų, tikrai čia. Aš kaip vedantis tik visą darželį vedžiau dabar į mokyklą, normaliem tėvam tokių klausimų nekyla, čia viskas logiška. Jei televizorių žiūrit mažiau, per mėnesį nežiūrit, vis tiek už televiziją turit sumokėti, nu tai arba telefoną, jei neskambys, mėnesį vis tiek sumokėsit. Tai abonentiniai mokesčiai turi tokią savybę, nesvarbu kiek naudoji, bet turi susimokėti. Tai čia abonentinio mokesčio esmė yra šita. Tai nekils problemų, žinokit, tėvam tikrai normaliem dėl tų 5 centų. Tuo labiau, kad apie tą dieną ne iš vakaro bus paskelbta. Žinos, prieš 2-3 savaitės tėvai suplanuos. Vieną per metus. Jeigu nesugebės kažką su vaikais išspręsti, manau, kad yra problemų su tėvystės įgūdžiais, su tais tėvais kažką reikia ten jiem padėti stipriau. Bet jie matyti pagalbą gauna tokios šeimos. Siūlo balsuoti už projektą. Siūlo balsuoti. Labai gerai, kad jūs siūlote, aš kaip tarybos narys dar galiu klausti ir klausimų. Sakykit, merė, jūs tik pasakėte, kad normaliems tėvams nekyla klausimų, tai kokie dar tėvai yra skirstomi normalius, nenormalius, įvardinkit, kokie dar tėvai būna. Mano požiūriu, tai jie visi normalūs. Čia ne darbotvarkės klausimas, tai čia gal paskui, kada susitiksim prie galvos, tai papasakosiu. Ne, bet aš jums irgi atsakiau pavyzdžių, kad darželį, remontai buvo, taip toliau, daugybė dalykų, tuos vaikučius ir leido ir pasiėmė anksčiau. Ir žmonės tą supranta, kad yra tokie dalykai. Tai čia gal netragizuokim tų dalykų. Tai ką, siūlo balsuoti? Taip. Bendru sutarimu galim pritarti? Negalim. Kas už tai, kad pritart sprendimo projektui? 3. Kas prieš? Nėra. Kas susilaikė? 1. Na tai tada sprendimo projektui pritarta. Tai pakvieskite, jau pakvietė, kur nusišalinę. Prašom, vėliau. Siekiantis sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių tvarkos aprašo patvirtinimo, tai priešmokyklinį ugdymą reglamentuoja modelių tvarka. Jie atnaujinam, čia esminių pokyčių nėra, tai jeigu lyginamai žiūrint, tai ten daug tų pabraukimų, bet daug ką paprastinom ir sudėjom į lenteles. Tai yra 6 modeliai. Ir priežastis, jeigu būtumėm ir nekeitę, bet yra, kad grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo mokytojas, kuriuose numatyta yra 1,65 pareigybės. Kadangi mažėja kontaktinių valandų skaičius, didėja nekontaktinių valandų skaičius, tai 1,65 pareigybės neužtenka. 1,75 berods yra pareigybės, tai kad nereiktų kiekvieną kartą pasikeitus kontaktinių valandų skaičiui atnaujinti tarybos sprendimo, o kontaktinių valandų skaičių reglamentuoja kiti teisės aktai ir apmokėjimą aukštesni, tai šitos tvarkos iš visos išimam ir paliekam tik tai, kas būtų. Supratom. Taip, ar bus pastebėjimų, paklausimų? Nėra, kaip matau.
Tada galim bendru sutarimu pritarti sprendimo projektui. Prieš nėra, susilaikiusių nėra, bendru sutarimu pritarta planavimo. Taip, 10 klausimas. Birutė Domarkienė dėl turto rašymo. Seimo tarybos sprendimo projektą dėl ilgalaikio materialių turto esančio Marijampolėje Mokulų 61 nurašymų. Sprendimo projektu siūloma nurašyti pripažintą netinkamų negalima naudoti Marijampolės savivaldybėje nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu šaltinio progimnazijos patikimų teise valdomą turtą, tai yra pastatus ventiliatorinės esančias Marijampolėje Mokulų 61. Taip pat siūloma įgalioti Marijampolės šaltinio progimnazijos direktorių būti atsakingu už pirmame punkte nurodyto turto nurašymą. Taip, ačiū. Prašom klausimų. Nurašyti. Gerbiama pranešėja, sakykit, prašau, čia apie 2 pastatus kalbama, kiek matau iš sprendimo projekto, apie 2 ventiliatorinės. Ar čia tos vieną bent jau žinau, prieš baseiną tikriausiai stovintis, sakykit, o kur kita stovi ir nurašius, ar jos bus nugriautos ir tiesiog žolė užsėta, ar koks likimas? Jos jau yra nugriautos, aiškinamajame rašte yra aprašyta ir būklė, ir tai, kad jos jau buvo demontuotos. Nu taip, ten vyksta renovacija, tvarkoma aplinka ir pas pastatas baigiama, taip toliau. Tai kas nereikia, reikia nurašyti patyti. Tai palaukit, aplink tą pastatą aš apeinu ne vieną dieną praeinu. Sakykit tada, kokios šitos ventiliatorinės ir tada nurodykit tikslės vietas, kurios yra, ar jos buvo. Tai gerai, atsiųsiu kadastro tam plane, kur pažymėta, aš persiųsiu tą planelį su ta vieta, kurios buvo seno byloje. Ačiū, tai tada idėją persiųskit man, kurios. Taip, gerai, siūsti. Daugiau klausimų turite? Neturite. Galim bendru sutarimu? Prieš nėra, susilaikiusių ne, pritarta bendru sutarimu. Ačiū. Ir ką mes dar turim? 12 klausimų. Parengtas sprendimo projektas dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 24 metų balandžio 29 dienos sprendimo 1.155 dėl 23-29 metų Marijampolės miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo pakeitimo. Siūloma pavadinimą pakeisti ir išdėstyti taip: dėl 24-29 metų Marijampolės miesto tvarios plėtros strategijos patvirtinimo. Šis sprendimas yra parengtas dėl to, kad įsivėlė techninė klaida. Vietoj 24 metų pavadinime buvo įrašyta 23. Dėl to teikiant tolimesnės paraiškas, įgyvendinimo planus bei rengiant tarybos sprendimus reikalinga, kad būtų tikslus pavadinimas. Tai dėl to jis yra keičiamas. Kai matau, kad čia nebus problemos. Niekas daugiau nesikeičia, tik tai techninė. Nesikeičia, tik tie metai vieni. Atitaisoma. Atitaisoma. Atitaisykit. Daugiau klaidų nedarykit. Vis čia pražiūrėjom visi. Klysti ir moniškai klaiduotas. Tai gerai, kai matau nėra klausimų, tai galim bendru sutarimu pritart, prieš nėra, susilaikiusių nėra, pritartas sprendimo projektui. Ačiū. Tai kolegos, to matyt, posėdį ir baigsime. Ačiū už dalyvavimą. Ačiū. Ar tu skambinai seniai?